dėl, taip sakant, principų tam tikrų buvimo ar nebuvimo, kai atvyksta svečių delegacijos ir kai mes kviečiam pietų vakarienių dėl mūsų atstovų skaičiaus. Tai, sakykime, šiuo atveju atvyksta 5 Latvijos atstovai, vakarienėje 18 asmenų, reiškia iš mūsų pusės 13. Ar neturėtumėm orientuotis kažkaip tokiais atvejais į tam tikrą paritetą? Vis dėlto, kad tos vakarienės vis tiek šiek tiek kainuoja, tai ten dar 70 eurų vienam asmeniui. Geras pavyzdys yra Bundestago delegacijos priėmimas, kur atvyksta 15, vakarieniai 25, reiškia iš mūsų pusės tik 10. Paskui 8 klausime ten 2 svečiai, iš mūsų pusės 6. Toks truputį, kaip sakyti, chaotiškas gana vaizdas, kaip formuojama tų vakarienių mūsų parlamentą atstovaujama sudėtis. Gal aš nežinau, ar yra kažkokie principai kur nors nustatyti, ar viskas vyksta stichiškai, bet aš kaip įsivaizduoju, vis dėlto turėtų būti orientacija į tam tikrą paritetą skaičiaus.